Birželio 5 dieną Kelmės rajone Ušnėnuose vyko 43-osios Žemaitės literatūrinės premijos įteikimo šventė. Kelmės rajono savivaldybės administracijos komisija literatūrinėms premijoms skirti, leidžiamiems literatūros kūriniams vertinti ir jų leidimo eilės tvarkai nustatyti, vadovaujama mero Vaclovo Andrulio, nutarė Žemaitės vardo literatūrinę premiją skiriama kas 2 metai už prozos ir eseistikos kūrinį kaimo tematiką, puoselėjantį nacionalinį savitumą, ugdantį lietuvių kalbos turtingumą bei grožį, skirti rašytojui iš Dzūkijos Romui Sadauskui už 2012 metais išleistą eseistinį romaną Gyvenimas prie Vieškeluko. Laureatas sveikino 5000 litų premiją liudijantį raštą įteikė ir 43-osios Žemaitės literatūrinės premijos vardinę juostą užrišo Kelmės rajono meras Vaclovas Andrulis ir Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Algis Krutkevičius. Kelmės krašto muziejaus direktorė Danutė Žalpienė pristatė atnaujintą Povilo Višinskio memorialinį muziejų ir supažindino su projektu Povilo Višinskio memorialinio muziejaus stogo sutvarkymas, kuris buvo vykdomas nuo 2012. Vietos projekto tikslas išsaugoti Povilo Višinskio memorialinio muziejaus pastatą kaip kultūros paveldo vertybę, turinčią istorinę, etnokultūrinę, architektūrinę vertę, siekiant padidinti Ušnėnų kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą. Projekto vykdymo metu įsisavintos 82 614 litų lėšos. Sutvarkytas Povilo Višinskio memorialinio muziejaus stogas, įvesta elektra, įsigyta įranga muziejaus veiklos vykdymui, nauji ekspozicijų stendai, literatas ir švietėjas Povilas Višinskis bei lietuvių literatūros klasikė Žemaitė, kuriuose galima susipažinti ne tik su Povilo Višinskio gyvenimu, jo dalyvavimu nacionalinėme judėjime, švietėjiška kultūrinė veikla, bet ir su netoliese Ušnėnų dvare gyvenusios lietuvių literatūros klasikės Julijos Beniuševičiūtės Žemaitės svarbiausiais gyvenimo kelio ir kūrybos momentais. Muziejų prižiūri rašytojos Žemaitės proanūkė Aldona Janavičienė.